Žiemos vakaras. Šį kartą spanguolių gėrimas, kurį pasidariau susitrynęs spanguolės su medumi. Ir dabar toks yra mano arbatos gėrimas šiam kartui. Žiema ir graužikai stengiasi patekti į ten, kur šilta, ar galbūt, kad yra kažko tai pagraužti jiems. Kiekvieną naktį aš jaučiu ir girdžiu, kad jie kažkur kažką tai veikia. Kai yra tamsa, visiška tamsa, kai yra tyla, girdžiu labai aišku garsą ir jis ganėtinai stiprus. Tas garsas rodo, kad bando tas graužikas ar graužikai prasigraužti pro kažkokius tarpelius rąstuose ir patekti į mano namus. Galvoje sukasi scenarius kokio tai dydžio. Tas graužikas gali būti pusės katino dydžio, ar didesnis, ar mažesnis, nes galvoje protas pradeda kurti scenarijų to, ko iš esmės nėra. Pokalbio pradžioje matėjai tą mažą peliuką, kuris buvo tas graužikas, didysis graužikas patekęs į reinkarnacinius perauklėjimos pastelius. Tiksliau ne reinkarnacinius, o perauklėjimos pastelius, nes reinkarnaciniais pasteliai jau jie siunčia į kitą gyvenimą, į kažkur tai. Tai iš kartais pateko į šitos pastelius. Jis yra mažiukas, fainas ir aš jį paleidau. Bet kai naktį guli ir girdi, kaip graužiasi, tas garsas atrodo yra 10 kartų sustiprintas. Ir atrodo, kad tai visiškai kitokio dydžio gyvūnas. Girdžiu tokius pat garsus ant lubų, nes viršus yra tiesiog visiškai atviras šiuo metu, ganėtinai lengvas priėjimas ir ten lygiai taip pat vyksta kažkoks veiksmas, nes ten kažkas tai užlipa per sieną ir girdžiu, kaip siena kabinasi kojelėmis ir užlipa į viršų. Ir visą laiką mintyse scenarius, kad tai yra kažkoks didelis žvėris, gal lūšis, dar kažkas tai. Bet kai aš pamačiau, kad tai yra nedidelis šermonėlis su pūkuota uodegėlė, labai gražus, tai supratau, kad vėlgi tai proto scenarius, kuris sukuria iliuziją to, ko nėra. Miškas. Bėgome šeštadienį miške, programos paskutinė diena. Ir bėgimas buvo naktį, kai yra tamsu. Naktis tai yra ankstyvas rytas, taip sakyčiau, bet tamsa yra beveik aklina, šiek tiek matosi. Bėgome su prožektoriais per mišką ir miške tiesiog išsijungiam prožektorius. Jausmas yra toks, sakyčiau, labai neįtikėtinas. Labai sunku tą kvėpavimą suderinti, nes tu nematai savo žingsnių ir matai tą baugumą iš miško. Tu vienas tose tyruose, tose miškuose ir protas pradeda sukti scenarijų, tau pradeda matytis akis žibančios kažkur tai, nes prieš tai istorijos buvo papasakotos apie lūšis, apie vilkus, apie meškas ir protas sukuria panašius scenarijus. Gyvenime ir mano, ir tavo vyksta tie patys scenarijai, kai mes bijome daryti dalykus, nes mums yra sukuriamas scenarijus stabdantis mus. Protas pasako, kad greičiausiai gali tau atsitikti vienas ar kitas įvykis ir to nedaryk. Neik į savo aukštumas, nesiek, bijok, venk ir panašiai, kad tik tai neatsidurtum toj situacijai, kurią tau protas sukūrė. Bet paprastai, tai tos situacijos būna ne tokios sudėtingos, jos yra nebaisios, jos yra reikalingos, kad mes atidarytumėm naujas galimybių ribas. Per tai reikia peržengti. Į tai reikia eiti. Ir kai aš pradedu mokytis iš kiekvieno elemento gyvenimo, bandydamas suprasti, kaip čia ta sistema viso veikia, kad pagerinti tą gyvenimo kokybę, kad rasti tuos atsakymus, apie ką tas gyvenimas, kodėl mes čia esame, kodėl tokioj formai esam, kodėl mūsų toksai likimas, aš gaudau tuos scenarijus, bandau juose nebūti, stengiuosi atjungti protą nuo kažko tai sukurto,
o esu būtent tame tik tai momente. Kai protas neleidžia kažkur eiti, jisai vengia kažko, tai aš stengiuosi eiti į tą situaciją. Aš stengiuosi ten pakliūti, pabūti, kad įsitikinti, kad ten nieko baisaus nėra, kad aš galiu toliau eiti, kad aš galiu savęs neapriboti. Lygiai taip pat matau žmonės, kurie nesugeba eiti į pokalbius su savo antrosiom pusėm, nes gyvenimas yra sudėtingas. Jie nesutaria ir tų nesutarimų negali spręsti, nes kuria scenarius, kas bus, jeigu pasakys tiesą, kas bus, jeigu pasakys taip, kaip jaučiasi. Vengia aplinkui, vynioja į vatą, cukruoja ir vienas kitam meluoja. Todėl, kad bijo išeiti į tiesą, nes sukurtas galvoje scenarius, kad kažkas tai turi atsitikti blogo ir negero. Bet paprastai ėjimas į tiesą, nebijojimas, bebaimiškumas atveda ten ir kur turi atvesti. Tuo keliu, kuriuo tu ir turi eiti. Tu nevengi, tu nebijai, tu nesistengi pasislėpti, o išsisprendi tas situacijas. Tai tie scenarijai, kuriami ir darbe, ir santykiuose, ir sveikatoje, ir finansuose, ir šitame pasaulyje. Ir tuos scenarijus, baimės scenarijus dažniausiai, stabdančius scenarijus mums kuria iš išorės tai, ką mes gauname per informacijos priemonės. Ir dėl to, jeigu tu jautiesi užstrigęs šitam gyvenime, žinau, kad tau yra sukurtos tos istorijos, sukurtos bijoti, kad nėra ateities, nėra prasmės, nėra to gyvenimo, kodėl čia reikėtų stengtis ar kažko siekti. Kai aš išsilaisvinau nuo tokių scenarijų, gyvendamas savo švaroje, gyvendamas toje vienumoje, gamtoje, atsiribodamas nuo pramogų, kuriuose tu esi paskendęs, ieškodamas kažkokių tai savo sprendimų, aš labai aiškiai matau, kaip vyksta tas gyvenimas ir koks vyksta scenarijus, koks jisai sukurtas visiems aplinkui. Kodėl yra uždėtos tos ribos ir kodėl žmonės nebeturi aistros gyventi. Ar tu gali savo pasakyti, kad turi aistrą gyventi, siekti, ieškoti, atrasti, kažko tai išmokti? Ne, nes atrodo, kad visko pilna, perteklius visko. O taip nėra. Yra uždėtas šydas scenarijaus, kitokių istorijų, tau iš išorės, kad tu tik tai vartotum, būtum nelaimingas, ieškotum prasmės ten, kur jos nėra, iš tikrųjų ten, kur pramogos, kur pasitenkinimas yra tavo griūtis, kad tu nebūtum stiprus, kad tu nedėtum pastangų pamatyti tikrą realybę, kas yra įdomiausia. Ir tu dėl to gyveni tam skausme, tu atitrauktas nuo tikrumo. Dėl to tie scenarijai yra būtina juos pagauti, suprasti. Aš taip mokausi. Tu irgi lygiai taip pat gali mokytis iš įvairių situacijų, suprasdamas, kas čia vyksta aplinkui, kas vyksta su tavo gyvenimu, kad galėtum jį pakeisti. Ir aš savo kuriu scenarijų tokį, kuris mane veda į tiesą, kuris mane veda į drąsą, kuris mane veda atrasti ir suprasti šitą pasaulį. Darosi labai įdomu gyventi ir man kiekviena diena yra labai įdomi. Ar tu gali savo tai pasakyti, kad tavo diena kiekviena yra įdomi, ar tu tiesiog atidirbi, atbūni, atkenti, pasižiūri teliką ir taip tęsiasi diena iš dienos. Susikurk savo gyvenimą, atsisakyk baimę, atsisakyk tų scenarijų, kurie sukurti galvoje, tau klaidingai ir eik į tai, kas yra tikra, kas galėtų būti tavo išeitis. Būk stiprus.